Sveiki, čia ir vėl aš Ūla. Vasaros sezoną dažnai manęs mano draugės klausia, ką rengtis ir ką vilkėti per vestuves. Kadangi tai yra tokia ypatinga proga, mes turėtume atrodyti puikiai, nes paskutinės minutės pirkiniai dažniausiai nepriveda mūsų prie geriausių rezultatų. Visas jūs norėčiau paskatinti pasimatuoti nemokamai sukneles namuose, taip išsprendžiant bereikalingai kilusi galvosūkį. Patikusią suknelę rezervuokite internetu norimai datai ir būkite ramūs. Pasirinkau šią self-portrait suknelę dėl to, kad jinai labai valiukiška, seksuali ir vasariška. Šiais metais ypač madingos spalvos yra dvi, tai yra žydra ir yra rausva. Tad siūlyčiau jums atkreipti dėmesį į šią valiukiško tipo suknelę, kuri puikiai tinka romantiškoms vestuvėms mieste. Mane matote su dar viena self-portrait suknele. Nebijokite puoštis skubančioje kasdienybėje, dėl to, kad tam daug progų neturime. Ilga suknelė puikiai tinka prabangioms vestuvėms. Čia prie jos aš priderinau vyno tirščių spalvos delninę. Taip pat turiu jums puikų pasiūlymą. Tai yra ši Temperley London suknelė, su ja atrodė lyg nužengusi nuo žurnalo viršelio. Tačiau, jeigu tau netinka ilgos suknelės, tai ne bėda. Puošnumo rūbams suteikia įvairūs akcentai, kas yra kokybiški, nekasdieniai audiniai, blizgančios detalės, nėriniai. Nėrinius labiausiai ir pamėgo mūsų Rem Boutique klientės, o didžiausias jų meistras yra Tadashi Shoji. Rem Boutique jums siūlo rinktis būtent šio japonų dizainerio kurtas prie kūno prigludusias įvairių ilgių, spalvų ir modelių sukneles. Tačiau jeigu sekate tendencijas, aš manau, jums geriausia būtų dėvėti štai šią suknelę, kaip ir minėjau, dėl šį sezoną vyraujančios rausvos spalvos. Tačiau, apsivilkusi auksinę suknelę niekada neprašausite, jinai puikiai suteikia ir prabangos, ir puošnumo. Būtent auksu žvilganti suknelė bus mano paskutinis pasirinkimas, todėl dabar ją griebiu ir einu matuotis. Šiandien tiek idėjų, nebijokite spindėti ir pasidaryti šventę sau. Bet iki kito pasimatymo. Čiau.